šviesa šiame pasaulyje. Dvasia stipresnė už bet kokią tamsą. Mes kartais nustojame to tikėti, nes kančia ir skausmas būna sunkiai pakeliami. Il nous arrive de perdre cette force de vue lorsque la peine, la souffrance sont trop lourdes à supporter. Ir staiga, ši dvasia įsiveržia į žmonių gyvenimą, kurie išgirdę jos kvietimą atsako nuostabiu būdu. Motina Terezė. Extraordinaire. Dievas kalba širdies tyloje. Mes klausome. Žmonės žino, kai juos Kristus išsirenka. Galbūt nemoka to išreikšti, bet žino. Kalkuta. Visos būtybės yra sukurtos mylėti ir būti mylimos. Indusas, musulmonas, žydas, komunistas, krikščionis. Nesvarbu kokios rasės ar tikėjimo, kiekvienas vyras, kiekviena moteris, kiekvienas vaikas yra Dievo vaikai, sukurti pagal Dievo paveikslą. Tai mes norime atskleisti. Meilės misionierės, mirštančiųjų namai. Mūsų darbas yra padėti didžiausiams vargšams iš vargšų. Vakar jis buvo visiškai silpnas, o šiandien pradėjo valgyti. Reikia kitos lovos. Ar kiekviena yra savo vietoje? এটা ভালো রুচি সব ভালো তোমার জায়গা আচ্ছা সরে খাবে হ্যাঁ তো ভালো হয়ে যাবে দেখছো ওই লুকে আস্তে 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 কিন্তু না নেই খাইলে তো মার জায়গা আচ্ছা হ্যাঁ
L'amour de Dieu est... Dievo meilė yra begalinė. C'est un puits de Ji yra tendresse. švelnumo ir galestingumo šaltinis. Dieu aime le Dievas monde myli à travers pasaulį per jūs ir mane. moi. La façon dont on Taip kaip touche mes les gens, liečiame žmonės, la façon dont tai kaip on mes donne, duodame cet amour ir yra que nous meilės partageons. dalinimas. C'est son amour qui Tai s'exprime. Dievo dans nos meilė, kurią mes išreiškėme. Meilės misionierės, vaikų namai. Now we have a little girl, Joy. Cette petite fille Turime čia mergaitę vardu Joyce. presque trait pour trait à ce petit garçon. Ji labai panaši į šitą berniuką. And Joyce will be very nice. Joyce sera une petite sœur Tarsi merveilleuse. būtų jo maža sesutė. L'enfant, c'est la Vaikas yra beauté de Dievo Dieu didžiausia présent dovana dans šeimai. le plus grand Apeliuojame į mūsų ligoninės klinikas. Neužmušinėkite vaikų. Nous avons donné le mot à toutes les cliniques, à tous les hôpitaux. Ne détruisez pas les enfants. Nous les prendrons en charge. She's a beautiful girl. She's going to Belgium. Cette belle Ta petite labai fille va graži partir en mergaitė Belgique. važiuos į Belgiją. Nous luttons contre Kovojame su l'avortement par abortais. le biais de l'adoption. This is Joyce. That is Papa. Darling dad. Malgré tout l'amour que nous Rekomenduojame portons aux adopciją. enfants, Nepaisant nous ne to, pourrons kad labai jamais mylime remplacer vaikus, le père jiems neatstojame tėvo ar motinos. What Joyce? Bien des gens Daug parlent žmonių kalba apie d'amour, Dievą, parlent de Dieu tačiau sans visiškai aimer nemylėdami les žmonių. Aimer, c'est Meilę agir. Dievui reikia sutapatinti su meilė vaikams. Meilės misionierės, motinos namai. Ce qu'il ne faut jamais oublier, Tai labai svarbu. Dėkui Dievui, kad nei viena iš mūsų čia netvyko vardant skaičiavimo. nous avons beaucoup Tačiau à tam, faire, kad mais būtų malgré galima cela, tapti je n'ai pas meilės besoin de misionierėmis, reikia įkūnyti Dievo meilę kasdienybės praktikoje. Vous êtes entrés dans nos rangs pour être Jei nėra missionnaires jumise de la gailestingumo, kad galėtumėte pagelbėti ligonėms, charité, pour être messagers globoti de l'amour raupsuotus, de Dieu. galite susikrauti savo daiktus ir iškeliauti. Les lépreux, ceci ou cela, autant faire vos valises et rentrer chez vous. Niekas neverčia jūsų imtis meilės bei vidinio įkvėpimo. Čia negali būti savo prievartos. Je suis tombée un jour sur un petit Kažkuria diena perskaičiau laikraščiuose apie indės moteris apsirengusios baltai safari, et travaillant dirbančias dans les vargšų grandes kvartaluose, où elle secourait les pauvres. tarnaujančias vargšams iš vargšų. Anne,
Persėmiau tuo ir supratau, kad tai kaip tik tai, ko norėjau. Tačiau tuo metu niekas nežinojo apie motiną, esančią kažkur pasaulio pakraštyje. J'irai jusqu'à dire que les pauvres gens et surtout la saleté. Šių žmonių skurdas, ypač nešvara, mane tiesiog sujaudino. J'ai commencé par soigner des lépreux dans la rue. Pradėjau nuo ropsuotojo, esančio tiesiog gatvėje. Les sœurs commencent toujours là où la mère a commencé. La mère a vu ces mourants dans les rues et dont personne ne s'occupait. Nous avons presque toutes commencé par là. Il y a en ce monde des millions Visos seserys pradeda nuo to, nuo ko pradėjo motina. accablés d'atroces souffrances. Ji matė gatvėse mirštančių žmonės, kuriems jau niekas negalėjo padėti. Ce genre de pauvreté Tokiame lygmenyje daugelis mūsų ir pradėjo. Je me souviens de la longue lutte que la mère a menée avant de nous envoyer au-delà Yra pasaulyje milijonai žmonių be maisto, labai kenčiantis. profondément senti que telle était la volonté de Dieu. Tas žmonių skurdas visuomet yra šalia mūsų, yra regimas. Quand nous ramassons un homme qui a besoin de pain, nous lui donnons du pain pour satisfaire sa faim. Mais quand un homme est affligé Prisimenu, motina ilgai kovojo už seserų išvykimą iš Indijos. Il y a des Calcutta. Pavyko ir mes visos pajutome, kad Dievas to nori. Partout où que l'on aille, Sutikdami alkaną ir malšindami jo alkį, mes akise matome Dievą. Totalement oublié. Sutikdami vienišą žmogų, sutinkame kur kas didesnį už alkaną skurdą. C'est la plus grande pauvreté des pays riches. Jeigu turite jautrę dvasią, vienišų galima rasti visur. Visur, kur nuvykstame, randame nepageidaujamų žmonių, neturinčių globos, reikiamo visuomenės dėmesio, atmestų, pamirštų. New Yorkas. Bronksas. Nous avons éprouvé de Kai atvykome į New Yorką, daugelis žmonių klausė, ar jau viską padarėme Indijoje. La misère y était plus profonde. Atvykus į New Yorką vargšų kvartalus, pradžioje buvo ypatingai sunku. Esu sujaudinta. Bijau, nes jie norėjo mane užmušti. Vieną moterį jau užmušė. Ar jie turėjo peilį? Vienas dievas te žino. Norėjo pavogti brangenybės, tačiau sekantį kartą gali susigundyti kokiu niekniekiu. Ar turite pinigų? Banknotais, taip. Jimis jums neteina padėti? Ne, su sena moteris. Esu viena, o vienai būti sunku. Kada norite, galite vykti pas Džimą? Turbūt taip. Štai, 14 sriubų koncentrato. Tai atlygina jums Dievas. Tai išmesiu į šiukšlyną. Nuo to galite susirgti.
Nesijaučiu tai blogai. Aš rūpinuosi savimi, viską plaunu. Naudojate vaistus? Vieną tabletę rytais. Jau ėmiau. Dauguma žmonių net neįsivaizduodavo, kad yra tiek vargšų. Žiūrėdami to nemato. Taikos karalienės namai. Kad ir ką aš galiu padaryti gerą, klausia manęs. Ateikite ir pamatykite. Nedaug žmonių Amerikoje žino, kokios apimties motinos veikla. J'avais l'impression qu'elle ne s'occupait que des plus Ir aš pradžioje maniau, kad ji dirba vien vargšų tarpe. Apskritai neįsivaizdavau, kad patys didžiausi vargšai yra mano šalyje. Je ne m'étais pas rendu compte que les plus déshérités se trouvaient Iki šiol dirbau švietimo srityje ir niekada nesusidūriau su kenčiančiais. J'ai reçu une certaine forme d'éducation depuis ma naissance et je me suis retrouvé en présence de gens que je n'aurais jamais été appelé à côtoyer Bet normalement. dabar susidūriau. Je ne savais pas comment établir des rapports. Nežinau, kaip jos kreiptis, ką jiems sakyti. Les sœurs ne sont pas là pour vous enseigner Seserys une manière de faire. iš vis mažai kalba, On apprend les choses. o jei nori kažką pasakyti, tai kalba šypsena ir pavyzdžių. Very good. You help mommy. Both of you. You're biggest fan, right? Thank you. Elles m'ont appris que la Tai jos išmokė mane, kad norint apie kažką šnekėti, pakanka šypsotis. ce qui ouvre la porte à toutes les Šypsantis galima perduoti daugiausia džiaugsmą. C'est ça qu'elles m'ont appris. O tai yra labai svarbu. Et Ir tai jos iš tikrųjų daro. à dispenser la joie dans l'amour, comme elles disent. C'est ça qui importe. Et c'est bien ce qu'elles font, croyez-moi. Hey, very good. Labai gerai. Prašau prieiti arčiau. Come, take the other one. Come, look at the other. Harvardas. President and Fellows of Harvard College, the Honorable Reverend Board of Overseers, President, Trustees of Radcliffe College. Will the oldest alumni who are present here please be ready to move on? We are here to celebrate the 331st commencement of Harvard. And you will, I'm sure, ask me. Et je suis sûre que vous allez me Esu įsitikinusi, manęs klausite, kame yra tas badas mūsų šalyje? Kame tas nuogumas ir kas tie benamiai? Taip, iš tiesų yra badas. Gal tiesa, ne duonos badas, tačiau didelis meilės badas. We all experience that in our life. Visi patirime vienišumą ir skausmą. Ar turime drąsos savo šeimoje atrasti kenčiančius? Find them, love them. Atrasti juos ir pamilti. Tegul meilė virsta veikla, nes mylėdami vargšą, mylime patį Dievą. Dievas mus palaimins. Pas plus tard que ce matin, je me disais... Šį rytą pagalvojau, kad tai stebuklas, jog paprasta moteris, netrokštanti garbės, ją patiria visame pasaulyje. Soit aimée et admirée par tant de gens dans le monde. Ça ne peut être qu'un Iš miracle. tiesų, tai yra stebuklas. Dieu l'a certainement Dievas choisi pasirinko pour ją, montrer kad au monde pasauliui parodytų, kas vertinga. Il aime les uns. Dievas myli nuolankumą ir nuolankiuosius.
You're doing a good work. What's your name? Joseph. Oh, then we'll have to be St. Joseph, all right? We admire what you're doing, Quelqu'un m'a demandé que ferez-vous Manęs kažkada paklausė, kada pasaulyje nebus Je vargšų. lui ai répondu, Atsakiau, nous serons au kad chaud. tuo atveju liksime bedarbės. Mère Teresa, puis-je vous faire une Motina, requête ar assez galiu prašyti inhabituelle? vienos Je malonės? voudrais faire un livre. Je prends des gens Kadaise célèbres fotografavau ir išleidau žymių žmonių fotoalbumą. Dabar rašiau knygą, kame žymų žmonės mane bus nufotografavę. Je vais vous montrer. Il vous suffit Niekada d'appuyer nesu sur ce fotografavusi, tai labai paprasta, reikia tik nuspausti šitą svirtelę. bouton. Vous regardez par le petit trou. Laikykite. O dabar žiūrėkite į šitą stiklelę, ar viskas aišku? Regardez dans le petit trou. Įsižiūrėkite į mano veidą, priglauskite akis Appuyez sur le petit bouton. Je serai ir très nuspauskite. Ar matote mane? Matau. Aš laiminga galėdama jums patarnauti. Šiandien motinai Terezai įteiktas Indijos iškilus apdovanojimas už darbą pabėgėlių stovyklose Pakistane. Prezidentas Reiganas už žmoną priėmė motiną Terezą Baltuosiuose rūmuose. Madre Teresa today, Queen Elizabeth presented the Order of Merit to Mother Anglijos karalienė Elžbieta apdovanoja motiną Terezą nusipelnius jų ordinu. a reçu aujourd'hui le prix Nobel de la paix au cours d'une émouvante cérémonie. Motina Terezė tapo apdovanota Nobelio taikos premija, o dabar prašau motiną Terezę priimti šį apdovanojimo diplomą ir aukso medalį. Je l'appelle mère, mais c'est ma tante. Vadinu ją motina, nors ji yra mano teta, tėvo sesuo. Nous sommes ses seuls proches parents. Iš visos šeimos tik mes dvi likome šiame Quand pasaulyje. elle vient nous voir, elle retrouve un peu Kiekvienas sa jos jeunesse. apsilankimas tėviškėje yra grįžimas į jaunystės dienas. Mère Teresa est née à Skopje. Motina Teresa gimė 1910 metais Skopjėje. Tuo metu tai buvo Albanijos teritorija. Šiuo metu tai Jugoslavija. Elle est donc albanaise. Ji yra Albanė. Elle avait un frère et une sœur. L'aîné s'appelait Agi. Turėjo dvi seseris ir brolį. Agi vyriausia, po to mano tėvas Lazaris, Et enfin, po Mère to Teresa. sekė jį pagaliau jauniausioji Gančia. Ils étaient d'une famille Yra aisée. kilusi iš pasiturinčiųjų šeimos. Turėjo viską, kas reikalinga. Mon père Mano parlait de tėvo Mère Teresa prisiminimuose comme d'une Terezė petite buvo fille qui a sveika, eu gay, laiminga, enjouée. nuotaikinga mergaitė, nors nebuvo mandagus vaikas. Sa mère était dotée d'une forte Motina turėjo volonté. gilų ir praktiškai išreikštą religingumą. On lui avait toujours Mokė appris à vaikus être geraširdiškumo, bonne et confortable. tarnavimo kitiems. Son père était très instruit. Tėvas išmokslintas žmogus, dirbo vienoje statybos firmoje inžinieriumi. Il est mort jeune. Mirė à jaunas 42 ans. 42. La famille traversa une Po période tėvo mirties noire šeimai après la atėjo mort. sunkus laikotarpis. Ils étaient très pauvres. Teresė paliko namus ir 18 metų įstojo į Lareto seserų vienuolyną. Elle n'a jamais Jau revu niekada sa mère. negalėjo susitikti su motina, seserimi, Elles n'ont pas pu sortir nes d'Albanie. Albanija su Les autorités Jugoslavija militaires nepalaikė leur ont kaiminiškų refusé les santykių. visas. Elles sont mortes seules, toutes les deux. Mon père en a ressenti Mano beaucoup. tėvas labai pergyveno, jog negali matyti motinos ir seserų. Mère Teresa a accepté cette infortune. Elle est retournée à Skopje. Bet jie visi priėmė šį likimo išbandymą La vie de Mère Teresa est ir transparente. motina Tereza Elle s'attache profondément pasinėrė à į ce qui est tarnavimą grand et vargšams. Bože, šta je dobro stvorio da imamo ovakve ljude. Majka. Čuo sam o vas, pratio sam vas. I sondoja crna
U svakom životu križ mora doći. Jer križ je dar Božji, dar njegove ljubavi, da bi mi mogli postati kao Isus koji je tako mnogo. Mère Teresa Motina Terezė auklėjosi mieste, kuriame tolygiai stipri rytų ir vakarų kultūra. Šalia islamo, mečetės, čia stipri ir cerkvės įtaka, Bizantijos įtaka. Mieste veikia ir keletas katalikų bažnyčių. Vienu žodžiu, įtakų bei kultūrų įvairovė. Tai formavo ją ir ruošė Indijai, kame atrado savo tikrąjį pašaukimą. Merveilleuse formation pour ces Indes, où, croit-elle, elle sera appelée à servir. Le 8 janvier 1929 metais 18-metė mergina atvyko į Kalkutą. Calcutta. Les sœurs de Loretano seseris ją čia atsiuntė dėstyti Ventalio mokykloje, Kalkutos priemiestyje geografiją. Nous sommes restés 15 ans à Emtali, Mère Teresa et moi. Ventalyje motina Terezė išbuvo 15 metų. Tarsi matau ją valgant, besimeldžiant, rekreacijų metu. Niekada nepastebėjau nieko nepaprasto. Ji buvo tokia pat kaip visos likusios seserys. Turėjome įsitikinimą, kad Terezė itin jautri. Mère Teresa enseigne la géographie à l'école des Lorraines. Ji turėjo pašaukimą pedagogikai. Buvo gera pedagogė, mokiniai ją ypatingai mylėjo. Et le 10 septembre 1900. Vėliau 1946 metų spalio 10 dieną po ilgos kelionės į Dardželingą jos gyvenime kažkas įvyko svarbaus ir reikšmingo. Įsitikinau, kad gavau įkvėpimą rūpintis vargšais, nuogais ir alkanais. Privalau duoti Dievo meilės liudijimą besirūpindama vargšais. Paprašė atleidimo iš Loretano seserų vienuolijos, nieko nepranešdama apie tolimesnius ketinimus, tačiau panoro įkurti naują vienuoliją, kurios paskirtis aukotis vargšams. Kai pirmą kartą kalbėjau su vyskupu apie motiną Terezę, pasakė, kad tokios nepažįsta. Lorsque j'ai annoncé à l'évêque que Mère Teresa avait l'intention... Novicijate nemokėdavo net žvakių uždegti. Il m'a répondu, vous ne la connaissez pas, Jie votre Mère Teresa. paskyrė namų viršininkę, o aš pagalvojau, kad toji jokių būdų nesugebės. Elle ne savait même pas allumer les cierges. Et vous voudriez qu'elle devienne la supérieure d'une congrégation? Elle en est incapable. Straipsniuose ir pranešimuose apie Terezę kalbama, kad pamačiusi Indijos miestų gatvėse vargšus, pajuto širdyje įkvėpimą, kad privalo kažką padaryti kitiems. Tačiau tai prasidėjo ne nuo to. Visų pirma, atėjo kvietimas sekti Jėzų. Kada motina Tereza gavo bažnyčios leidimą apleisti Loretano seserų vienuoliją, o praleido joje beveik 20 metų, turėjo 38 metus. Savarankiškai pasiryžo žengti į neramų pasaulį. Indija. Tragedijos akivaizdoje. Pasaulį ir Indiją sukrėtė Gandhi nužudymo žinia. Nužudymas taikos apaštalo, kurio neprievartos ideologija atvedė Indiją į nepriklausomybę.
Prieš mirtį Gandhi, trokšdamas suvienyti indusų su musulmonais, išsklaidė paskutiniųjų viltį sukurti savarankišką valstybę. Kaimynas kovoja prieš kaimyną, kasta prieš kastą, politinės žmogžudystės padalino šalį. Pirmoji Indijos nepriklausomybės šventė pavirto tragedija. Indija tapo padalinta į indusišką Indiją ir musulmonišką Pakistaną. Lors du 30e anniversaire de l'indépendance de l'Inde, ce qui aurait été consacré au triomphe s'est mué en tragédie, alors que la carte du pays a été redécoupée pour donner naissance à deux nations distinctes, l'Inde hindouiste et le Pakistan musulman. Des millions de gens, Milijonai žmonių tapo atplėšti nuo savo gimtųjų des vietų. centaines de milliers de réfugiés affluent dans Calcutta. Atsirado šimtai avec leurs tūkstančių immenses pabėgėlių su bagages daugybė įvairių problemų, poreikių ir bėdų. sans argent, sans Be compagnie. pinigų, paramos, be kažko konkretaus, Elle va vers les Teresė nuėjo pas pabėgėlius jiems padėti. J'ai trouvé un homme dans la rue. Radau gatvėje mirštantį žmogų, kurio kūną Personne ėdė n'osait gyviai. l'approcher tellement il sentait mauvais. Prie jo niekas nedrįso artintis. Je suis allée à lui pour nettoyer ses plaies. Kai priejau jį apiplauti, daugelis klausė, kodėl tai darai. Parce que je vous Aš aime. atsakiau, kadangi jį myliu. Elle arpentait les rues de Calcutta, visitant Vaikščiojo motina Kalkutos gatvėmis nuo vienos barkužėlės prie kitos. morte de fatigue. Vakarais grįždavo labai pavargusi, nežinodama tiesiog, kaip gyvens rytoj. C'était Tai extrême. buvo labai sunkus laikotarpis. Les missionnaires de la charité Pirmoji meilės misionierių pastogė Gomeroje. de la maison des Nedidelis namelis, geriau sakant, vienas kambarėlis. Je crois que c'est en 1949 metais atsirado mūsų namai Kalkutoje. Teresė turėjo malonų veidą, gerai kalbėjo bengališkai. et elle parlait très bien. Norėdama adaptuotis Indijoje, pasiryžo nešioti safari. Elle tenait à se fondre complètement dans la vie. Pirmosios merginos, kurios panoro prisijungti prie jos, buvo ankstesnės jos mokinės. européenne. Les premières à entrer dans les rangs des missionnaires de la charité furent ses anciennes élèves. Labai troškau pasišvesti Dievo tarnybai, tačiau nežinojau, kur ir kaip. Neturėjau supratimo, kokia bus mano ateitis. Pagaliau pasiryžau gyventi kaip Jėzus besirūpindama vargšais. Ir vargšai ir ligoniai veržėsi prie jos. Žiūrėdama į tai, ką ji daro, į tą meilės jėgą, kuri iš jos veržėsi, panorau, kad aš panašių būdų neščiau pagalbą vargšams. Les pauvres, les malades s'agglutinaient autour d'elle. Visi veržėsi prie jos. Tout ce que je la vois faire à l'heure actuelle, Daugam ji buvo vienintelis išsigelbėjimas. son prochain, tout cela était déjà présent au début. Nobody can replace you. No, anybody. I have the program, Mother. Mother, Motina, mes norime tave pasveikinti Gvatemalą ir prašyti, kad dirbtumei čia. Je suis venue voir mes religieux. Atvažiavau aplankyti savo seseras. Kaip ilgai čia būsite? Combien de temps comptez-vous rester? 2 ou 3 jours. Trumpai. you're going to tell him about Allez-vous Ar papasakosite, motina, apie tą darbą, kurį dirbate čia, Gvatemaloje? Atvažiavau pati tai pamatyti. Miestas Gvatemaloje. Depuis hier, l'état de siège Dabar Gvatemaloje paskelbta ypatingoji padėtis. Valstybės prezidentas sąmokslininkams paskelbė karą. Įvesta komendanto valanda. Meilės misionierės.
La misère n'a pas été créée par Dieu. Dievas neturto nesukūrė. Sukūrėme jį mes patys. Nous en sommes responsables. Tu, aš, esame už skurdą atsakingi visi, kadangi nesidaliname su reikalingais tuo, ką turime. Net Dievas negali mūsų įpareigoti dalintis. Tam turime ryžti patys. L'année dernière, je suis restée 7 mois. Praeitais metais 7 mėnesius praleidau Indijoje, aplankiau daugumą mūsų namų. Ar seserės yra ir kitose Pietų Amerikos kraštuose? Venezueloje, Čilėje, Brazilijoje, Argentinoje, Kolumbijoje. O Vidurinėje Amerikoje? Hondūre, Salvadore. Dar ne, viskas savo laiko. O Meksikoje? Taip, yra Meksikoje, San Dominge. Ar iš čia, motina, keliausite į Meksiką? Taip. Ar gyvensite pastoviai Indijoje? Taip, pastoviai. Mano namai yra Kalkuta. Nous étions venus au Guatemala. Į Gvatemalą nuvykome toj po žemės drebėjimo. Ten seserės iš Indijos jau pasiaukojančiai darbavosi tarp nelaimingųjų. Le gouvernement nous avait Iš valstybės gavome didelį žemės sklypą, pastatėme namus mirštantiems vargšams. Staiga valdžia pakeitė sprendimą, norėdama mus iš čia iškelti ir perkelti kitur. Et subitement, le gouvernement nous a sommé de rendre le terrain et de nous installer autre part. Bijau, motina, kad jums ten bus per daug triukšmo. Ten šalia statomas didžiulis turgus. Mais nous sommes le plus beau des Vietai pasirinkti mums turi būti teikiama pirmenybė, mes teikiame meilę. Tačiau žmonėms reikia ir daugelio kitų dalykų. Ir vis dėlto žmonėms visų pirma reikia duoti meilę ramybėje. Ir mes tam ryžtamės. Turbūt turite ir daugiau žemės sklypų statybai, juk tai nėra vienintelė jūsų žemė. Tačiau ši žemė yra miesto centre, o aplink gyvena mūsų ieškantys žmonės. Nous serions ravis de vous procurer un terrain, mais pas ici. Celui-ci n'est pas libre. Būtume laimingi, jei jums galėtume duoti daugiau negu dabar žemės, tačiau ne čia. Norime likti čia, jei tai būtų galima. Tokie, manau, tiesiog yra Dievo norai. C'est que Dieu ne l'aura pas voulu, voilà tout. Nous nous plierons à sa volonté. Dievas apreiškia mums savo valią tuo, ką siunčia. Svarbiausias dalykas yra malda ir jos vaisių savyje stebėjimas. Motina turėjo daugybę posėdžių, kurių pasiekmėje gavo tą žemę, kurios taip norėjo. Gavo 50 metų. Ne tik buvo leista pasilaikyti jau turėtą žemę, tačiau pridėta dar ir naujos. Meldėmės tą intenciją ir bendra mūsų seserų malda atnešė vaisių. Labai džiaugiamės. Štai kaip nuostabiai veikia Dievas, mes tik priėmėme jo dovanas. God bless you, wonderful. Thank you. Thank you. With that baby also, coming. Oh, lovely baby. See the lovely baby. So hot. Matote, koks gražus kūdikis, stiprus? Dėkoju. Prašau, pažvelkite. Lovely baby. Thank you. Ačiū. You take the bishop. Yeah, keep coming. Mother, look here for... Motina, prašau, pažvelkite, noriu padaryti jūsų nuotrauką. Noriu jums iš Amerikos atsiųsti vaistų ir paramos. Tik mūsų naudai nedarykite rinkliavų. Jūs galite padėti be rinkliavų.
Suprantu, ką motina turite omenyje. Aš to iš jūsų prašau ne savo, o jo vardu. Mano vardu nieko neprašykite. Nuo to aš jaučiuosi blogai. Žmonės sakytų, motina visiems draudžia prašyti jos vardu, o jums taiga tai leidžia. Mūsų šilpimas, mūsų darbo rėmimas yra Dievo darbas jumise. Norim visiškai priklausyti nuo apvaizdos. Norime, kad jūs laisvanoriškai prisijungtumėte prie mūsų darbo, kuriuo teikiame meilę. Tout ce que nous attendons des gens, c'est qu'ils partagent la joie de l'amour, d'accord? Alors partagez la joie de l'amour. God bless you. Thank you very much. God bless you. Dieu vous bénisse. Palaimina jūs Dievas. Votre mère et continuez à sourire. Besišypsančios laukite, kada vėl sugrįšiu. Keep smiling and Souriez, répondez par un sourire. Kuri iki šiol nenusišypsojo, nuo šiol tegu šypsosi. Neturite rūpintis, kaip surišti galą su galu. Nedarykite rinkliavų žmonių tarpe. Žmonės aukoja mūsų reikalams, o Dievas šį dosnumą tvarko. On nous fournit des fonds dans la mesure de nos besoins. Des gens mettent leur temps, leur énergie, leur savoir-faire à notre disposition. divine providence is always giving us. La divine Dievo apvaizda leidžia save pajusti įvairiomis progomis. Nežinau net pati, iš ko ateina sekanti parama, tačiau žinau, kad ateis. Svarbiausia tai, kad nereikia to rūpintis. Ko tik reikės mūsų globojamiems, to ir turėsime. Būdai, kuriais Dievas naudojasi, mums yra tarsi stebuklas. Bus padaryta iki sekančio motinos Teresės atvykimo. Taip. Vyskupas kviečia motiną Teresę namų San Franciske atidarymui. Kai nuvykome apžiūrėti, motina statinį nebuvo patenkinta. Namai buvo per daug dideli, per daug ištaikingi. Ne nous énervons pas. Commençons par nous débarrasser. Pradėkime viską pamažu. Pradžioje atsižadėkime visko, kas mums nereikalinga. Mandagiai ilgiau stebėti, kokiu būdu seseris atsisakys sofų, matraso, kilimų. Neturto įžadas, kurį sudėjau viešpačiui kaip savo auką, man išryškėjo tik vėliau. Elles entendent vivre selon le vœu qu'elles ont fait. Il y a une chaudière dans la pièce du fond. Pastebėjau ir tai, kad kitose namuose seserys neturtą suvokia giliau negu aš. Ça fournit également de l'eau chaude et de l'eau. Supratau, kad jeigu jos neturtą įžadą padarė, tai tikrai stengiasi jį gyvendinti. Je ne crois pas que nous en ayons besoin. Ah bon, très bien. Bien des gens ne comprennent pas pourquoi nous n'avons pas de machine à laver, d'air climatisé. Pourquoi nous n'allons pas aussi... Daugelis žmonių nesupranta, kodėl neturime skalbimo mašinos, klimatizacijos įrengimo. Ce sont des choses normales. Tai jų supratimu labai natūralūs ir būtini žmogui dalykai, esą jų turėjimas nėra blogis. Pour être à même de comprendre les pauvres, gyventi galime ir be jų. Savoir ce qu'est la pauvreté. Kad galėtume suprasti vargšus, turime pačios būti neturtingos. Aucun salaire, aucune allocation, aucun revenu matériel. Les fleurs, les oiseaux ne demandent rien. Nepriimame jokių valstybinių ar bažnytinių pašalpų. Jokių neturime obligacijų, iš nieko nereikalaujame palūkanų. Į jokią prekybą neinvestuojame. You can carry that heavy one, Joe. Are you from India? Galite tai pakelti, Džo? To yra iš Indijos? Ne, aš iš Amerikos. Du Tennessee. Moi, je suis de l'Illinois. Il va de soi qu'au premier abord, les gens... Kai atvykstame į kokią naują valstybę, jos gyventojams pradžioje esame svetimos ir nepažįstamos. Anglijoje pradžioje mus laikė hipėmis. Italijoje čigonėmis pagaliau žmonės įsiklauso į tą kalbą, kurią kreipiamės į juos. Les gens finissent par comprendre quel langage. Tai Dievo meilės kalba. Le langage de l'amour divin, et là, les barrières tombent.
Et les choses s'arrangent. C'est l'œuvre de Dieu. Nous n'arrivons pas avec Nereikia iš anksto veikti pagal griežtai nustatytą planą. nous efforçons de saisir les besoins Pradžioje réels. stengiamės išsiaiškinti visus vargšų poreikius, pažinti sąlygas, suvokti, ar skurdas reiškiasi materialinėje ar dvasinėje plotmėje. Qu'ils souffrent de pauvreté matérielle ou de pauvreté spirituelle, c'est pareil. Rien de plus simple que de Turime labai mažai asmeninių daiktų, todėl lengvai keliaujame iš vienos vietos į kitą. Mūsų yra maždaug 1650 seserų. Šiuo metu turime 230 namų visuose kontinentuose, maždaug 60 valstybių. Nous nous sommes implantés dans une soixantaine de pays. Marie, mère de Jésus. Jėzau Marija, tikiu, pasitikiu jumis. Je crois Myliu en jūs. ton tendre amour. Pakartok. Je t'aime. Répète. Nous avons quelques 750 jeunes Šiuo filles. metu mūsų noviciate yra 650 merginų. Jésus dans mon cœur. Nes tave myli Je crois en ton tendre ir amour. aš tave myliu, tiesa? T'aime et tu l'aimes. La mère dit que si elle avait su... Motina tvirtina, kad jeigu ji žinotų Dievo valią, matomai daugiau svarstytų sprendimus. Humainement parlant, Pasitikėjimo grinais žmogiškai žodžiais neįmanoma malgré paaiškinti. nos difficultés, notre pauvreté, Šalia mūsų stiprybės ir silpnybių, galutinėje sąskaitoje būna, kad Dievas nori to ar ano. Ir taip būna gerai. Beirutas. Situacija vakarinėme Beirute laiko prikaušiusi viso pasaulio dėmesį. Šiandien ant Palestinos pabėgėlių stovyklų krito raketos. Yra nukauta maždaug 500 žmonių, sužeista apie 1000. Beirute ir jo apylinkėse daug žmonių reikalingų pagalbos. Galvoju, kad šiuo metu bažnyčia ten būtinai privalo būti. Et parce qu'on ne s'en mêle pas, nous devons être là. Jeigu motina tam turi pakankamai jėgų, manau, kad seserų įsikūrimas Beirute įmanomas ir būtinas. Žinoma, jei seseris vyktų ten dabar, turėtų daug papildomo vargo ir grįžimas atgal būtų neįmanomas. Net jeigu ir vyktų gelbėti žmonių, ir tuo atveju įsikurti būtų sunku. Tačiau, tėve, tai nėra sumanimas, asmeniškas troškimas, tai tiesiog krikščioniška pareiga. Tačiau įsivaizduokite, kad nuvyksite karų apsuptyje, įklimpsite griežtai ir grįžti negalėsite. Valdžia mažai te galės padėti, siaučia chaosas. Manau, kad vis vien reikia vykti. Svarbu padėti. Une ici, une autre là, une ici, une autre là. Et les ramener de ce côté-ci. Nepamirškite, kad prieš porą dienų čia buvo užmušti 2 kunigai, tiesiog todėl, kad užmušti kunigą. Rizikuojame gyvybę. Pourquoi risquerions-nous de mettre nos vies en péril? Pour Jésus. Viskas vardan Jėzaus. Pour personne d'autre. Aš galvoju, kad jeigu iš vis nebūčiau pradėjusi, šiandien mūsų globoje nebūtų 200 000 žmonių Kalkutoje. O šiandien jau galiu pasirūpinti ir šiais žmonėmis. J'en ai secouru 42 000 dans les rues de Calcutta. J'estime qu'il faut donc les prendre un par un. Beirutas buvo kovų sukūrėja. Motina Terezė troško patekti į vakarinį Beiruto sektorių. Kažkas sakė, ar motina girdinti šios sprogimus? Viską girdžiu atsakiusi, tačiau vis vien trokštų ten būti. Tačiau tiesiog neįmanoma, kad motina ten patektų. Turime pareikalauti, kad priešiškos stovyklos nutrauktų ugnį.
L'ambassadeur Ambasadorius kartoja, kad jis tikintis žmogus, tikys maldos jėga, tačiau yra mažai tikimybės susitikti su Izraelio premjero Beginu ir gauti ugnies nutraukimo garantijas, kad seseris patektų į vakarinę Beiruto dalį. Cependant, vous êtes en train de demander à la Sainte Vierge d'intercéder auprès du Premier ministre Begin. Ne croyez-vous pas que les délais sont un peu courts, qu'il vous faudrait les allonger quelque peu? Et le plus sérieusement du monde, Mère Teresa lui a répondu... O motina Terezė tvirtino, kad rytoj ugnis bus nutraukta. Ambasadorius pažadėjo, kad jeigu ugnis bus nutraukta, jis pasirūpins, kad motina patektų į aną pusę. Je veillerai personnellement à ce que vous puissiez pénétrer dans Beyrouth Ouest dès demain. Manau, kad turime nutraukti ugnį. Kovos laukia yra vien paralyžiuotų 60 vaikų. Iš medicininio personalo nėra nieko, kas galėtų tuos vaikus globoti. Keli žmonės žuvo. J'aimerais vous conduire sur place de façon à voir ce que nous pouvons faire. Il nous aurait été impossible de... Pirmiausia, motina Terezė, turite pamatyti vietovę, kurioje atsidūrė nelaimingieji. O po to spręsime, ką daryti. Je ne voyais vraiment pas ce qu'elle pourrait faire de plus. De quel secours elle aurait pu être. Nous étions sans eau, sans électricité la plupart du temps. Nous manquions de presque tout. Buvome įsitikinusios, kad galėsime padėti ir musulmonų vaikams, tačiau atvirai šnekant net nežinojome kaip. Beveik visos akcijos metu neturėjome elektros energijos, vandens. Trūko visko. Avant l'arrivée de Mère Teresa, vaikų Kovų rajone nebuvo įmanoma nei maitinti, nei apsaugoti nuo infekcijos. Bet be motinos Terezės nesirado nieko, kas panorėtų globoti šios vaikus. You don't need anything more. Now be close. We'll start there. Everyone. Try going. Meilės misionierės. De petites choses avec beaucoup d'amour. Maži darbai, o didelė meilė. Ce n'est pas le nombre de choses que nous Ne tai faisons. svarbu, ką darote, svarbu tai, kiek į darbą įdėtate meilės, širdies. Et ce n'est pas ce que nous donnons qui... Ir ne tai svarbu, ką duodame, o kiek duodame meilės. Il n'y a rien de petit pour Dieu. Le peu que nous Dievui nėra mažų dalykų. pour Dieu. Dievui kiekvienas meilės darbas yra didelis.
Je ne le tiens pas. Il se tient Šiems vaikams taip pat reikia meilės. C'est ça. Nelaikau jo, jis stovi pat puikus vaikas, šaunuolis. Tai buvo labai sunkus ligonis, sakykite, kuo jį dabar pamaitinsite? Ar galite apdavati jam tą maistą, kurio jam reikia? Voulez-vous me préparer cette formule? Indija turėjo itin naudingą maistą tokiems ligoniams iš sojos. Jo dėka išgelbėjo daug gyvybių. Nous avons sauvé de nombreuses vies avec ça. Šiuo metu net nežinau, ką beturime, tačiau ką rasiu geriausia, tai ir atsiųsiu. Qu'il nous envoie ce qu'il peut. Prašau, pradžioje padėkokime Dievui už tai, ką rasime, o po to ieškokime ir dalinkime. Gražus vaikas. Parodyk, kaip stovi. Hier, j'ai ramené quelques enfants de l'autre côté. Vakar šios vaikus išvežėme iš vakarinio Beiruto. Šiandien jie jau laimingi šypsosi. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, des sourires illuminent déjà le visage de ces enfants. Jaučia, kad yra mylimi. Ils sentent que quelqu'un s'intéresse à eux. C'est ce que Jésus est. Jėzus tie pamokyti meilės. Jam nesvarbu odos spalva, žmogaus padėtis, turtas. Nous aimer les uns les autres. Ne pas s'occuper de la couleur, ne pas s'occuper de la nationalité, du riche, du pauvre. Tu es mon frère, ma sœur. Le Liban vit sans... Tai labai sunkios dienos Libanai. Il nous faut beaucoup Reikia daug šviesos, kad grupuotė susitaikytų. Mais quelle humilité nous faut-il? Bet daugiau reikia nuolankumo, kad prašyti atleidimo. Je voudrais que vous partagiez la joie de l'amour. Noriu, kad visos įsijungtumėte į džiaugsmą, kurį teikia meilė. It takes 9.5 years to become. Kad tapti meilės misionierė, reikia ruoštis 9,5 metų. Il faut 9 ans et demi pour devenir missionnaire de la charité à part entière. Il faut que les jeunes Mergaitės filles privalo turėti gerą nuotaiką, vidinį džiaugsmą, meilės jutimą. surmonter leurs souffrances. Il leur faut exécuter leur tâche. Jos privalo jausti norą kitiems nešti palengvėjimą. Se consacrent au désir. Privalo būti Il darbščios. ne s'agit pas d'une simple tâche, aussi difficile qu'elle soit, mais d'une véritable conviction, d'un travail de missionnaire. Les vocations sont nombreuses. Mūsų konstitucija tvirtina, kad dirbame vargšams. Tai nėra sunkus darbas, tai katorgas. Un défi personnel. Elles veulent une vie de pauvreté. Mūsų visuomenėje turime labai daug pašaukimų. Elles veulent Jésus. Elles Darbas veulent la nėra prière. pašaukimas. Et c'est ce qui leur est demandé à leur arrivée. Pašaukimas tai visiškas atsidavimas Jėzui. On confond très souvent travail et vocation. Mūsų kongregacijos Le tikslas travail, ce n'est pas la vocation. La vocation, gesinti c'est sielų appartenir à Jésus. troškimą. Le propos de notre congrégation, sa raison d'exister, c'est Jėzaus žodis ant kryžiaus trokštų, tai meilės sielų troškulys. Et ce fut, si l'on peut dire, le dernier cri humain de Jésus sur la croix. J'ai soif. Žiūrint žmogiškojo požiūrio, visuomenėje Ce n'est pas tant seserų darbas nėra l'eau ordinaire neįvertintas. dont il avait soif que de soif Tačiau jei d'amour, nesuvoktume vardan kojos aukojasi, myli, de l'amour de tai gauna kitą, lėkštesnį požiūrį.
देखिए बाबा ठीक আছে সিস্টার ঠিক করে দিন যা শুয়ে পড়ো ঠিক ভালো হবে হাসপাতালে যেতে চাও ও খাসেও করবে ডাক্তার আসুক ডাক্তারকে আমি জিজ্ঞাসা করবো তারপর ঠিক আছে একটু সহ্য করো Ce n'est pas le côté physique. Jis pasakė, buvau alkanas, o jūs davėte man valgyti. Savoir qui l'on touche, savoir qui l'on aime, c'est cela qui change tout. Jésus a dit sans Vargšo buvo tu Jėzus. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais sans abri. Mirtis ant kryžiaus buvo jo meilės žmogui įrodymas, todėl dieną pradedame šventų mišių auką, šventą komuniją. C'est Jésus que l'on retrouve dans la détresse. Tai duoda dienos darbams jėgų, džiaugsmo ir vilties. He broke the bread, gave it to his disciples, and said, "Take this, all of you, and eat it." Il a agi par amour pour nous en se faisant. Be viso to nieko negalėtume padaryti. C'est pour cela que nous commençons la journée par la messe. O su Jėzumi galime viską. C'est ce qui nous donne la force, le courage et la joie de l'aimer, de le toucher et de le servir. Nous ne pourrions pas faire ça sans lui. It will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Avec lui, nous pouvons tout faire. Roma. La vocation, c'est comme une... Pašaukimas tai tarsi grūdas, kurį reikia puoselėti. Il faut sans cesse... Nereikia jo nuolat rūpintis. La vocation... Pašaukimo branda turi ateiti iš Dievo. Il faut que ça vienne d'en haut. Celle qui a été choisie par le Christ... Žmogus, kurį Dievas pasišaukia, tai žino. Elle ne sait peut-être Gal nesugeba to išreikšti, tačiau žino. Vienas mano pažįstamas išgirdęs apie mano pašaukimą pasakė, kad šis psichinis susirgimas greit praeis. Per visą ankstesnį mano gyvenimą net mintis tapti vienuolė nebuvo atėjusi. Dirbau žurnalistė, turėjau daug draugų, malonumų. Tačiau jaučiau, kad kažkas manyje yra tarsi mirę. Nebuvo tarsi pusė manęs. Quelque chose qui voulait vivre était mort. Quand un jeune homme et une jeune Jaunas vyras, jauna mergina palieka namus ir laikydamasi vienas kito tampa viena šeima. Jie dalyjasi. Išmokite šitą žodį. Vienijasi. Parce que vous aussi, le 8 décembre, lorsque vous Ir jūs gruodžio 8-ąją vienysite su Jėzumi. Et vous ne ferez plus qu'un. Jésus et vous. Bandykite sakyti, Jėzui, štai aš. Les Indiens ont de très beaux cheveux et c'est un sacrifice pour eux. Indijos moteris turi labai gražius plaukus. Ir jau jų nukirpimas yra didelė auka.
Mes Europos moteris nešiojame trumpus plaukus ir jų nukirpimas, man atrodo, nėra auka. Tačiau šis nukirpimo momentas mums visoms labai svarbus. Tai atsiliepimo, pašaukimo Dievui išraiška. Ligšiolinis mūsų gyvenimas tarsi nebuvo pilnas ir svarbus. Mano vaikė, priimk šį rūbą. Telaiko jūs čia viena mintis. To nori jis. Noviciatė dar norėjau grįžti namo, tačiau žinojau ir tai, kad Dievas nori mane čia pasilikti. Jei tada sužinočiau kažkokiu tai būdu, kad Dievas to nenori, paklausčiau jo ir grįžčiau į pasaulį. Tačiau išvykti niekaip negalėjau ir nenorėjau. Mais il ne le voulait pas, alors je n'ai pas pu partir. Aš sesuo Mary Krister pasižadu iki amžiaus pabaigos skaistybę, paklusnumą, neturtą ir tarnybą vargšams, pagal meilės misionierių konstituciją. Selon les règles des missionnaires de la charité. Jis pasakė, kad pasirinko mane, ištarė mano vardą. Kiekvieną dieną darbais kartosiu šį mano atsidavimą. Būkite visur, kur jis to nori. Jeigu atsidursite gatvėje, sutikite ir su tuo. Tokia Dievo valia. Tame sesers didybė. Tame yra ir visiškas atsidavimas Dievui. Tai, ką jis duoda, priimkite su šypsena. Su šypsena atiduokite ir tai, ką jis priima iš mūsų. Priimkite ir sukapojimo tarsi gabalėlius likimą. Tai atsidavimas. Šiandien galima turėti viskuo labai daug, o rytoj nieko. Priimkite dovanas, atiduokite viską, ką gaunate, jeigu pareikalaus net ir sveikatą. Tada ir esi laisvas. Aujourd'hui, tu feras peut-être un bon repas, mais demain, tu n'auras peut-être rien à manger. Il n'y a pas d'eau à la pompe? Très bien, acceptons-le. Savoir donner tout ce qu'il prend, qu'il te prenne ta réputation, ta santé, quoi qu'il te prenne. Oui, c'est ça la soumission. Et c'est alors que tu es libre. Au cours d'un voyage en 1981, 1981 daug keliavau su motina. elle voulait le voir. Nuėjome kartą pas gydytoją pasikalbėti. Pendant qu'elle était là. Il est venu me voir. Gydytojas paprašė motiną, kad leistų patikrinti jo sveikatą. Qu'il fallait absolument qu'elle se soigne. Atėjo pagaliau pas mane ir pasakė, kad motinos širdis labai silpna. Kad kurį laiką jį privalo savim rūpintis, save patausoti. Prašė to niekam nesakyti. Ir motina nenorėjo, kad kas nors apie tai sužinotų. O darbus dirbo kaip anksčiau. Il arrive souvent que les gens ne se rendent pas compte que c'est un Kartais žmogus nepastebi, kad jis toks pat žmogus kaip jo krūviai yra itin dideli.
Certains estiment que vous êtes une sainte. Qu'est-ce que ça vous fait? Il vous faut être Mano, kad jos energija neišsemiama. il faut que je le sois. Kai kas tiesiog mano, kad ji gyva šventoji. Il n'y a donc rien Ką jaučia pati d'extraordinaire. motina šituo klausimu? La sanctification, ce n'est pas le Esu tuo privilège de quelques ir ten, kur esu. mener une vie sainte. Esu C'est ten, un kur devoir. man Dievas pasakė. C'est pour cela que nous avons été créés. Būti šventa tai nėra išskirtinė padėtis. Elle m'a dit, j'ai le sentiment que je... Pasakė, kad darbų ir aukos iš jos prašė Jėzus, o ji negali jam ką nors atsakyti. Mother said Motinai pasakiusi, kad nori mirti stovėdama. qu'elle voulait mourir debout. Ir manau, kad taip ir bus. Jie dirbs iki paskutinio atokvėpio. Welcome, mother, welcome. Le Seigneur Mergelė, daryk žmonėms, kad neščiau taiką. il m'a dit d'apporter Kad l'amour. ten, kur yra Là où il y nepykanta, avait la galėčiau rodyti meilę. Kur nesantaika atlaidumą. haine. Là où est le mal, je dois porter l'esprit du Kur abejonė, tikėjimą. Là où est le Kur doute, liūdesys, je dois ten apporter laimė. la foi. Là où est la Nes atiduodami save, iš naujo atrandame. Parce que c'est dans l'oubli de soi que l'on Mirtyje pagaliau. Atsibundame amžinam gyvenimui. c'est en pardonnant que l'on est pardonné. C'est en mourant que l'on s'éveille à la vie éternelle. Režisierė N. Petry. Operatorius Edas Lašmanas.